Labas rytas visiems. Saulutė šviečia. Graži diena, be proto graži. Šilta, žada iki 24 laipsnių. Nu, bandysim sužvėjot kokį ešeriuką. Lydekaitės dar negalima. Nu, bet nepasakysi lydekai, kad nekipt ant mikromasaliuko. Ką, pirmą prisipučiam kylį, kaip ir žadėjau. Nu, kaip žadėjau. Planuose buvo per žiemą įsimontuoti į mano šitą plokščiadugnę valtelę kylį. Įsimontavau, pripučiam ir žiūrėsim, kaip čia pavyks valdyti valtelę. Nes ant vėjo ne kažką būdavo be kylio. Labai jau tampydavo. Nu, pažiūrėsim. Nėra čia ko spėliot. O reikia bandyti. Kažkaip nepagalvojau, pirkdamas iš karto valtį, kad kylis yra privalumas. Nu, bet galima ir po to įsidėti. Manau, pakaks. Žiūrėsim, ką čia šiandien padovano šitas ežerėlis. Sezoną uždarydamas. Sausio 31. Nenusivyliau. Lydekaitė nebloga čiupo. Nu, o šiandien vakaras parodėt. A, ne? Oi, graži diena. Tikriausiai žuklė graži bus. Taip. Nu kągi, va toks gavosi kylis. Jeigu matosi, nežinau, gal matosi, gal ne. Turėtų mačyt per bangas. Ką, kraunusi daiktus, susitiksim vėliau. Ką, draugai, valtį paruošiau, kaip matot. Bandom, žiūrėsim, ką pagausim. Svarbiausia žvejot. Lekiam. Argi negražu. Gamta bunda, žaliuoja po truputį. Faina. Faina, smagu. Tokios gražios poilsiavietės čia palei šitą ežerą. Čia reikia, nežinau, kada atvažiuot, nes kiek važiavęs vasarą, tai dažniausiai visos užmuštos. Užimtos būna. Bet čia jų pakankamai daug yra. Dar viena faina vietelė. Su dugninėm pasidėti. Smagu čia būtų vasarą. Reiks taip ir padaryti. Tik reikia keliai atsirinkti, kur atvažiuoti. Aš visada sakiau, iš valties daugiau matyti krantų negu važinėti su mašina miškais ir ieškoti.
Tai dar lieptukas toks savadarbis. Vietelių pilna atrasiu. Gylis 6 metrai, va kiek čia? 10-15 metrų į krantą ir 6 metrai gylis. Nu, neblogai. Hebra yra. Kažką hebrytę turiu ant velkės. Įsidėjau tokį masaliuką nemenką. Ešeriuką galvojau suviliosiu. Greičiausiai lydekaitė. Nugi negalima dar tavęs imt. Kvailiukė. Tikiuosi gražiai paėmė. Jo. Nu. Ramiai tuoj atkabino greituoju būdu ir paleidžiu. Kaip tu čia? Viskas lieka atgal greitai. Iki susitiksime po 10 dienų kažkur tai. Už 10 dienų. Nu ką, draugai, nors vieną lydekaitę, kurios dar negalima imti, bet nors vieną žuvytę. Tikėjausi ešerį suvilioti. Bandom toliau. Nu, bet draugai, šita spalvelė ant šito ežero veikia, reiškiasi. Reikia ešerį surasti, o ne lydeką. Šiai dienai tikslas būtų toks. O kaip ten bus matyti. Hebra. Nu, žinokit, nepatikėsit. Ant nuėjo. Ant spiningėlio avižadribio lydekaitė užkibo. Atskari. Ir nusinešė mano avižėlę. Nieko nepadarysi. Žvejyba yra žvejyba. Yra ir išuosi ir toliau varau. Šiaip jeigu ką, tai šiandienos tikslas ir buvo prie to pačio ir apžuvinti šitą avižadribio kotelį. Nu ir apžuvinau, lydekaitę užkabinau. Nu, pati aišku užsikabino. Ir pasidžiaugiam keletą sekundžių ir nuėjo. Tai kurgi nenueis valas. 0,10 berods. Maži minukės. Ką, draugai? Žvejyba, bet pietūs yra šventas dalykas. Užkast tai reikia. Stojau tokia vietelė ir gražiai. Stalas su sūliukais. Užkasim ir toliau bandysim. Ką, eiti ieškot, ką ten brangioji įdėjo. Nu ką, draugai, užkasti laikas. Adžikos turim, duonytės,
Mėsytis patrupintos. Ir kaip priklauso šakutė. Jau ten žmonės su baidarėm plaukė ant kalnų. Smagu, šilta. Ką mes čia turim? Opa! Koks žemas suoliukas. Nu, žiūrim, ką čia turim. Zuikio netikro. Ir kriuksaus lyžuviko. Skanu bus. Kepurės jau nenusiimsiu, nes labai plaukai susivėlė. Taip, vėjas niekadėjas, kad nenupūstų maišo. Nu ką, draugai, skanaus. Nu, pradėsim nuo kriuksaus. Gal aš to maišo dedu čia. Skanu. Nežinau kaip jum, man tai skanu. Žuvis gamtoj, tokio oro, tokio gražioj vietoj. Nu nėra geriau. Žuvis, kad nekimba, ta, kurį norėčiau, bet ko jau. 2 lydekaitės, šaudyklės. Apžuvinau aviždrebį, lydekaitė nusinešė avižėlę. Nieko, pagausim ir baltą žuvį galbūt. Nu, dar kartą skanaus. Valgom. Gerai, bičiuliai. Valgom, susitiksim vėliau. Ką, draugai, pavalgiau, pasistiprinau, sustvarkom viską paskui save ir lekiam toliau į valtį ir ant vandenėlio. Galbūt pavalgius pradės kaip normaliai žuvis. Matysim. Taip, kur čia mano tas maišiukas? Nepaliekam paskui save gamtoj tikrai nieko. Nevalia. Negražu. Tiesiog negražu. Jau čia nesimato, bet žolėse tai duodasi. Greičiausiai lydekos. Ešeriai kitaip. Pabandysim su mekriku apsimėtyti. Na jau vietelių šiandien sužinojau, tai begalė. Kur galima su dugniniam pasidėti. Štai dar viena vietelė.
Šaltukas aišku nekoks, bet ir nuo kranto galima. Šakų tai baisiai nesimato. Užmesti drąsiai gali ir fideriuką. Reiks vasarą čia apsilankyti. Kur rasim laisvą vietą, ten ir stosim. O ką aš galiu pasakyti apie tą bananą, kur, kaip aš vadinu, pripučiamą kylį, kur įsidėjau. Padeda, tikrai padeda. Lengviau valdyti valtelę. Na, aišku, jeigu ten kaip šiandien buvo gūsiai ir apie 14-12 metrų, tai jau ten nei kylį niekas nepadės, turėjau vairuoti. Bet šiaip stabilesnė valtelė, tikrai stabilesnė. Dėkui tam komentatoriui, kur patarė. Jo, nusipirkau promarinę berods. Taip vadinasi. Teko tik įsiklijuoti pačiam. Ką žinau, to dugno laisvumo iš to tento pakankamai. tą trikampį padaro. Lengviau tikrai per bangeles lekia. Smagu pasitobulinti. Tik kad žuvytę šiandieną įsirinkau tokią dieną, kad nebekimba. Tai jau čia negerai. Bet ne pirmasgi toks žvejys, kuris nepagauna. Nors kodėl nepagavau? 2 lydekaitės pagautų šiandien. Jau užskaityta žvejyba. Ką, lauksim gegužės 1 ir tada jau tikslingai gaudysim lydekas. Būt gerai šiemet rekordą vėl pamušus kokį. Tai va, mėly draugai, baigta šiandieno žvejyba. Na, kaip aš ją įvertinčiau. Čia ne tiek žvejyba galbūt buvo, kiek valtelės pasibandymas su tuo kėliu. Kad patiko, tai jau tikrai geriau valdosi per tas bangas. Ir šiaip stabilesnė tapo valtelė. Nu, dėl žuvies neliūdėkim, bus kita žvejyba. Ir taip 2 lydekaitės sugebėjo pasisveikinti. Kažkaip ir šitą avižadrebį pakrikštijo, nusinešė vežėlę. Nu, kažkaip baltos žuvies šiandien aš su jų nepagavau, arba nemoku, arba kažkas. Vienu žodžiu. Taigi, kam patiko, spaudžiam laiką, prenumeruojam kanalą. Ir susimatysim kitose žvejybose. Iki.